Sveiki visi, turim naujienų apie Skirmantą Malinauską. Skirmantas Malinauskas, toks veikėjas, turbūt daugam žinomas. Aš tik tai pasitikrinsiu, ar mes jau tikrai esam gyvai. Ir trumpą tokį pranešimą padarysiu, po to mes pateiksim daugiau informacijos, kas čia per do veikėjas, toks, kas per fruktas ir ką galimai reikėtų su juo daryti. Ar ne? Arba nedaryti. Jo, esu gyvai. Tai tuo pačiu šiek tiek vėlokai mes pradedam, Lietuvos laiku yra dabar 11:30, bet jau kas žiūrės, tas žiūrės. Kiti, kas norės pasižiūrėti, bus YouTube kanale Namų brokeriai ir Darius Overlingas YouTube kanale. Įdėsime visus kanalus, kokie tik tai yra, nes šitą veikėją Skirmantas Malinauskas, baudžiama byla Skirmantui Malinauskui, šiandien surašytas pareiškimas ir perduota policijai. Kreiptasi, kad iškelti baudžiamą bylą Skirmantui Malinauskui. Baudžiamą, ne civilinė, nes civiliniai advokatai laiko gaišėtis, kažkaip su baudžiama byla turėtų būti greičiau, bet aišku, žiūrėsime, ką nuspręs pareigūnai, ką nuspręs tyrėjai. Bet man atrodo, kad informacijos turėtų pakakti, kad pradėti ikiteisminį tyrimą ir priimti sprendimą šito veikėjo atžvilgiu. Dabar, kas nutiko? Reiškiasi, jisai buvo įrašęs apie mane video įrašą prieš 2 metus. Ar ne, iš pradžių aš to principo naudojausi, šunys loja, karavanas eina. Bet po to mes žiūrim, kad vis daugiau ir daugiau atsiliepimų, kad jie žiūrėjo Malinausko video, nes pasirodo pas jį kanale, dabar netgi 145 000 yra prenumeratorių ir pajutėm, kad tikrai pradeda kenkti. Reiškia, žmonės jau ima jo tiesą, ta tiesa yra svarbu, kaip tikra tiesa. Ten, kiek bent jau mano atžvilgiu, ten, sakyčiau, 95% yra melas ir mes biškutį paanalizuosim. Bet šį vakarą aš tik noriu tokį pranešimą padaryti. Kodėl? Todėl, kad vakar susilaukiau netgi grasinančio skambučio. Reiškia, žmogus piktas visas pasiklausęs Malinausko video įrašo ir piktas toks man grasina, kada grįši į Lietuvą, čia tau bus blogai. Žodžiu, jau vykstas grasinimai, kadangi mano kontaktai yra netgi čia parodyti kontaktai, ne, reiškia, susilaukiau grasinimų ir gana vėlai vakare, Lietuvos laiku, žodžiu, gana vėlai. Dabar, ir ką, kadangi jau situacija, matomai, jisai to dėmesio nori, jisai iš to gyvena, tai jisai gaus dabar to dėmesio, bet mes analizuosime visą situaciją per baudžiamą procesinį kodeksą, kadangi mano akimis žiūrint, jisai vysto nusikalstamą veiklą, ar ne? Aš į kitas tas bylas jo kol kas neanalizuosiu. Tarp kitko, mes Namų brokeriai YouTube kanale, kad žmonės, kas norės pasižiūrėti, sukursim playlistą tokį, ar ne? Ir vat apie šitą žmogų, tai aš pasidalinsiu ekranu. Mes pateiksim informaciją, galėsite eiti, ką mes atrandame, nes ką jisai papasakoja. Čia yra vienas dalykas. Ir aš jau turiu informacijos apie tai, kad galimai prievartauja turtą, nekilnojamo turtą, ar ne, ir iš savo giminaičių, ar ne, va čia turbūt jo prenumeratoriam bus malonu, nežinau, gal ir malonu išgirsti, ar ne, bus įdomu sužinoti. Čia yra kalba apie šitą veikėją, o šitas veikėjas, ar ne, visų pirma, jau pirmas žvilgsnis pasižiūrėjęs susidaro tokių keistų asociacijų kyla. Kam jis tų žaisliukų prisidėjo, žaisliukų visokių meškų ir taip toliau. Dabar jisai prieš dieną įrašė video įrašą, reiškiasi, jau netgi iš krypelių mane, iš pradžių sukčium, aferistų vadino, dabar jau iš krypelių netgi, ne? Tai vat mes ir dabar žiūrėsime, kokie pas jį įrodymai ar argumentai dėl sukčiavimo, dėl apgaudinėjimo ir taip toliau. Ir jeigu tai yra tiesa, aišku, aš turiu būti patrauktas pagal baudžiamą procesinį kodeksą. Bet jeigu tai yra netiesa, jeigu jisai siekia taip patraukti dėmesį ir pasipelnyti, gauti piniginės naudos,
Nu, vadinasi, čia jau turėtų šitas tamsta būti patrauktas. Čia jis apie kažkokį gyvūnų kankintoją rašo, reiškia, matomai medžiotojas ar kas, jis kol kas dar nėra. Aš tik tai dabar pradėsiu užsimti jo tyrimo ir jeigu kas, aišku, turite informacijos, ką jisai yra padaręs, tai aš kol kas šiai dienai tik tai girdėjau apie 2 epizodus, tiek man buvo pranešta, kad jisai, ten Respublikos laikraštis buvo rašę, kad jisai 2 ar 3 dienos po mirties, savo dėdės mirties, jau grasino dėl nekilnojamo turto savo, jeigu aš neklystu, čia dabar tą epizodą mes galėsim atskirai praanalizuoti. Reiškia, 2 ar 3 dienos po mirties jis jau terorizavo dėl nekilnojamo turto jo ar dėdės, ar sugyventinę, ar žmoną galbūt tuo metu jau buvusią. Tai va, šitą epizodą reikėtų patyrinėti, ar ne, kaip ten iš tikrųjų buvo. Šiaip nekilnojamam turte aš 30 metų dirbu, tai visada po mirties visada būna konfliktų ir tikrai būna šlykščių konfliktų, kur vaikai, tėvam numirus vaikai tarpusavę pjaunas, ten 2, 3 ar 5 paveldėtojai, kam turi kiek atitekti, kas labiau prižiūrėjo tėvus. Žodžiu, vyksta tokių visokių negerų ginčių. Bet Skirmanto Malinausko atvejis yra, ir panašu, kad tai yra tiesa, nes man žmonės siuntė video įrašus, tai panašu, kad jo yra kalbėjimas, Respublika lyg tai apie tai rašė, Respublikos laikraštis. Jo atvejis, jeigu tai yra tiesa, ar ne, o jis nori tiesos, tai mes pakapstysim tiesą apie Skirmantą Malinauską, ar ne, yra ypatingai šlykštus, kuris parodo, kad visiškai jokios moralės nėra, net tėvo broliui, kiek aš suprantu, tėvo brolis, ten dėdė jo numirė, nėra jokios pagarbos. Dažniausiai pradeda pyktis ten praėjus 3 mėnesiam, 6 mėnesiam ar metai po žmogaus mirties, ne, ten susitvarko paveldėjimus. Šitas veikėjas, jisai net nelaukia, kol lavonas atšals. Reiškia, jau pradėjo iš karto aiškintis dėl nekilnojamo turto ir grasinti pakeltų tonų, kad ten kažką jisai tokio padarys. Aš nežinau tų detalių, galimai jam ten kažkiek priklausė, ar kažkokia dalis, ar kažką tai to negaliu kol kas komentuoti, kai turėsim daugiau informacijos. Jeigu jūs turite daugiau informacijos apie šitą veikėją, prašome, praneškite. Tai vadinamas Lietuvos influenceris, ar ne? Man jis toks biškutį narkomaną primena, ar ne? Tos akys išpūstos, jeigu paklausyti, ir mes paklausysim keletą jo video. Aš tiesiog nenoriu per daug išsiplėsti, trumpą tokį pranešimą, kad nes man žmonės rašo, Dariau, kodėl tu nereaguoji, kodėl tu nieko neatsakai, nes vadinasi, jis yra teisus, ar ne? Vadinasi, jis yra teisus, jeigu tu nieko neatsakai, niekaip nereaguoji, ar ne? Ir dar vienas, tarp kitko atvejis, iki šios dienos, kad jis kažką lyg tai iki savižudybės yra davedęs. Nu, su savo tais tokiais straipsniais, su savo tais video įrašais tokiais, matomai jis ten kažką šantažuoti pradėjo ar kažką tai, ir galimai tas buvo. Bet ir vėl, man reikia daugiau informacijos. Aš tam neskyriau laiko, dabar tam bus paskirta laiko, yra užvesta byla, baudžiamoji byla. Kuom tas viskas užsibaigs, jeigu jisai yra, nebus nusikaltimo sudėties, aišku, baudžiama byla bus nutraukta, bet jeigu bus atrasta, kad jisai šitaip siekia pasipelnyti, šmeiždamas, stengdamas sukelti pyktį, neapykait ir taip rinkdamas pinigus, ar ne? Tai vat, kas jo dar nežinojate, matot 145 000 prenumeratorių, kas jo nežinojate, tai šiek tiek turbūt ypač jo šitiem gerbėjim, prenumeratoriam, galbūt tokios naujienų biškutį. Bet yra jo video, kažkas man buvo siuntęs, kažkur turėtų pas mane būti, jo audio įrašas, kaip jisai skambino ir grasino dėl nekilnojamo turto. Ir tas su nekilnojamu turto labai įdomiai. Jisai matomai ar turėjo kažkokių fantazijų, ar norėjo su nekilnojamo turtu dirbti. Bet žiūriu, jis su kitą nekilnojamo turto agentūrą ar karą jį paskelbė ar kažką, žodžiais nori įkipti į tą nekilnojamo turtą. Tai man panašu, labai panašu, nežinau, jeigu kam va tai buvo, jeigu kas norite jungtis prie grupinio ieškinio, jeigu kas norite, turite tokios informacijos daugiau, man labai panašu, kad šitas veikėjas
išsikelia tikslą kenkti kažkam. Ir po to, jeigu tu nori, kad nekenkčiau, tai daugmaž mokėk man pinigus. Man tai buvo su rekvizitais. Šitai buvo su rekvizitais, žiūriu, kažkas jau rašo komentarus. Sveikas, Domantai. Žodžiu, rekvizitai arba patys prirašė komentaro neigiamo, arba tikrai kažkas būna, nu tai visiems neįtiksi, būna nepatenkintų klientų, kažkas parašė tokių labai blogų komentarų apie mus, apie mūsų įmonę. Ir aš paskambinu į rekvizitus ir aš tikėjausi jau kažko panašaus ir kad gali būti, dėl visko norėjau ir kad būtų įrodymai, įrašym pokalbį, ar ne? Ir labai įdomus pokalbis su rekvizitų administracija vyko. Daugmaž jo mes galim pašalinti, bet tie komentarai vis atsiranda, bet jeigu jūs sumokėtumėt, tada aš tiksliai nepasakysiu, man atrodo, buvo 3000 eurų per metus, jeigu aš neklystu. Čia jau reikėtų pokalbį įrašus klausyti. Jeigu sumokėsit 3000 eurų daugmaž, tai mes kažką ten iškelsim į pirmas vietas, jūs būsit ten prioritetiniai tie klientai ir jūs, žodžiu, niekas jau jūsų negalės komentuoti, kažką tai tokio. Ir mes pasidarėm video įrašą, tai yra audio įrašą. Kaip brangiai jums atrodo? Ar man tai yra toks paslėptas turto prievartavimas? Daugmaž mes tau kenksime, mes žinom, kad dabar socialinė ta erdvė yra didelis dalykas, mes tau kenksim, jeigu nori, kad nekenktum, mokėk mums pinigus, ar ne? Tai yra turto prievartavimas, tai yra konkretus straipsnis už tai, turto prievartavimas dar anais laikais, kas jeigu prisimenat, bet ten būdavo tas turtas kitai prievartavimas, atvažiuodavo reketas, ne, ir taip toliau. Tai aš tų tokių susidūrimų su to reketu turėjau ne vieną ir ne du. Ir gana sėkmingai mes su reketu susitvarkėm. Šių laikų reketas, matot, va tokie miegamajam sėdintis, jie galvoja, aha, pakenksiu, nieks man nieko nepadarys, dabar demokratija, žodžio laisvė ir taip toliau. Ir jie užsima va tokiu subtiliu netiesioginiu reketu. Tai čia galimai yra šitas atvejis. Bet jeigu kažkas, ar turit video įrašų, ar įrodymą, kad tikrai taip yra, būtinai kontaktuokit mus, jungsimės į bendrą bylą ir šitą veikėją reikėtų pažiūrėti per baudžiamą procesą, ne per civilinį. Ar ne? Bet ir civilinį, jeigu kas, aukščiausias teismas, Malinauskas pralaimėjo bylą prieš Pūkelį dėl šmeižto ir garbės, ar ne? Tai jis jau pasirodo bylą pralaimėjęs yra. Jis yra pralaimėjęs bylą, ar ne? Ir ten kažkokiam video jis jau skundėsi, tarp kitko galim paklausyti. Galim paklausyti, ką šitas žmogus, tai aš noriu atkreipti į tą, kad greičiausiai čia yra turto prievartautojas, greičiausiai, ar ne? Jau mažų mažiausiai jisai siekia savo kanalo populiarumo. Vieną aš šiaip daug nežiūrėjau tų video įrašų, bet savo dabar jau peržiūrėjau, kur apie mane įrašė. Jis ten ir iš multikų, ir iš filmų, jisai bando patraukti kuo daugiau auditorijas, kuo daugiau. Ir po to atkreipkite dėmesį, ką aš noriu labai atkreipti dėmesį, prašo pinigų. Ir pasižiūrėjom internete, jis ten ne per daugiausiai surenka 16 000, jau 22 surinko 35, man atrodo, tūkstančius. Tai jau kaip ir neblogai iš aukų. Žmonės jam saukoja 30 000 per metus, tai sakykime, po 2,5 tūkstančio per mėnesį, bet aišku, jam reikia mokėti, turbūt jie ten komanda visa dalinasi ir taip toliau, todėl jisai ir dirba išmiegamai. Tai bent jau pasako. Bet čia, man atrodo, mes apsysime apie šitą žmogų daug daugiau informacijos. Ir paklausom, atkreipkite dėmesį, praktiškai kiekvienam video prašo pinigų. Ir netgi dabar jau siūlo žmonėm nemokėti mokesčių, o geriau mokėti jam, remti jo kanalą. Klausykite dėmesį. Labai trumpai, mes primenam, kad yra tokia viešoji įstaiga, tiesa yra svarbu. Tiesiog į Google įsiveskite, rasite visus rekvizitus, visus kodus, visa informacija labai lengvai prieinama. Na ir vėlgi iki gegužės 1 daug žmonių deklaruos savo pajamas kažkas. Šitą jo pareiškimą, maldavimą, prašom, paaukokit, mums labai svarbu, mums labai reikia, kas kiek gali. Reiškia, pastoviai kiekvieno video pradžioj ir kiekvieno video pabaigoj.
bent jau kiek aš žiūrėjau, ar ne, galimai ir video, reiškiasi, ir intarpos, ar ne, būtinai paaukokit viešoji įstaiga, reiškiasi, būtinai duokit jam pinigų, jis nori gauti pinigų. Jis jau deklaravo kažkas tai dar Jis nenori dirbti, jisai nori pletkų, jis nori dramos tokios, jis dirbti nenori, jis nenori pridėtinės vertės, arba jisai galvoja, kad jisai kuria taip pridėtinę vertę. Maža ką. Nu, bet tie žaisliukai visokie ir kur kaitaliojasi, arba tai rodo jo silpną psichinę sveikatą, nu, tada jis nepakaltinamas turėtų, bet tada jam neturėtų būti leidžiama pasireikšti erdvėje. Arba, kaip kai kurie man aiškino, jis tai bando pritraukti, reiškiasi, algoritmai, kad daugiau peržiūrų, kad jis daugiau pinigų iš reklamos uždirbtų ir taip. Kitaip tariant, žmogus orientuotas pinigai, pinigai, pinigai. Darys. Jūs galite 1,2% gyventojų pajamų mokesčio skirti dalykam, kurie jum asmeniškai svarbus. Tai yra viešosioms įstaigoms, paramos gavėjams ir aš labai sąmoningai akcentuoju ne vienam, o keliems. Ir aš siūlau šiais metais mus taip pat prisiminti. Jeigu jūs remiate visiškai nesvarbu ką, tai gali būti YouTube kanalas, tai gali būti parama. Jau 1,5 minutės. Tai galite, remkite, o jisai kurs dramatiškus, linksmus, juokingus video, remkite ir jisai šmeiž žmonės ir jisai iškraipys tiesą, jisai tyčiosis iš žmonių. Aš radau kitos nekilnojamo turto agentūros, nežinau, ten dar niuansų, bet irgi matomai šmeižia, melas. Ukrainai. Tai gali būti, nežinau, lėkštės sriubos seneliams, tai gali būti mokykla, tai gali būti. Jeigu teisingai išgirdau, jisai siūlo net Ukrainai neaukoti, bet aukoti jam. Šunų prieglauda ar kačių prieglauda, visiškai nesvarbu. Šunų prieglauda, visiškai nesvarbu, duokit jam pinigų. Žodžiu, žmogus visiškai neturintis vertybių, kol kas, kiek man pirmas toks įspūdis, arba psichiškai nesveikas, arba neturintis jokių vertybių, bet jis labai nori pinigų, labai nori, ar ne? Gerai, žiūrim, ką jis čia toliau šneka. Nu, pinigų, pradžioj gale. Dabar yra... Iš tikrųjų, aš sutinku su Skirmantu, kad tiesa yra svarbu. Ir... Va čia M Capital paskelbė man karą rimtai. Jisai jaučiasi toks nenugalimas ir postina, jau reiškiasi, jis jau laimės. Šiek tiek galėsiu aš paaiškinti, ką darė. Jisai liktai ten valdžioj kažkokiu patarėjų buvęs ir kažką, bet kiek suprantu, išmetė į ten lauk. Liktai Respublikoje dirba žurnalisto ir jo giminaičiai Respublikos laikraštį. Irgi, kiek suprantu, susipyko, jį išmetė. Tai jis nusprendė YouTube kanalą atidaryti ir užsimti šmeižtu. Bet panašu ir pats netgi skundžiasi ten jo ar administracija, kad jau jam labai daug bylų pareina. Nu, tai turbūt baudžiamų bylų dar nedaug pareina šitam veikėjui. Nu, tai sakykime, jeigu dar daug nepareina, tai čia bus jam gal pirmoji, bet aš abejoju. Aš manau, ar žmonės nesusimastė, bet tikrai turėjo kreiptis dėl baudžiamos bylos iškelimo. Noriu panagrinėti tiesą, kurios visgi mano asmeninė nuomonė Skirmantas neieško. Tai pasiruoškime. Aš savo epizode ne kartą labai konkrečiais teiginiais, konkrečiomis ištraukomis parodžiau, kaip meluoja tiek M Capital atstovai, tiek Žilvinas Butkevičius. Aš paaiškinau, kaip veikia šita tinklinio marketingo, bet jis kažkurioje vietoje netgi mokė, kaip atseit jis išmano, kaip manipuliuoti, kaip tą tiesą. Iškarpai padarai. O, dabar čia labai svarbu paklausykit. Čia jis naudoja to, tai yra profesionalūs melagiai, tai yra profesionalūs šmeižėjai melagiai, tai jie iš to, jų profesija tokia, jie iš to daro pinigus, jisai, ir nežinau, kas ten už jo nugaros dar, bet čia aiškina, kaip galima manipuliuoti, kaip apgaudinėti žmonių sąmonę. Pats Malinauskas, klausykite dėmesio. Juodai baltą vaizdą ir dar taip staigiai jį pritrauki, bet koks teiginys ima skambėti kaip kvailystė. Supratot? Reiškiasi, padarai juodą, pritrauki ir tada bet koks teiginys skamba kaip kvailystė. Pastarojo Skirmanto video iš tikrųjų nebegaliu tylėti, nes tiesa yra svarbu. Ir iš tikrųjų, aš sutinku su Skirmantu, kad tiesa yra svarbu ir noriu panagrinėti tiesą, kurios visgi mano asmeninė nuomonė Skirmantas neieško. Tai pasiruoškime. Aš savo epizode ne kartą labai konkrečiais teiginiais. Netiesa ar bandymas pritempti prie norimos tiesos ir norimo rezultato. Reiškiasi, apie jokią tiesą jisai nekalba, jisai bando, jis ima kažkokią tai
Yra toks posakis, devil is in details. Devil is in details. Velnias yra detalėse, ar ne? Tas blogis yra detalė. Jis ima kažką liktai panašu į tiesą. Va. Sakykime, mano atveju apkaltino, kad mes sukčiai, kad aferistai, kad, reiškia, apgaudinėjom žmonės. Nu, tai turi būti baudžiama byla, tai turi būti, o ten paprasčiausiai vartotojų teisės išrašė baudą remiantis melagingais pareiškimais. Mums po to ten mes teisme ginčiam ir kažkaip jie labai trumpus terminus ir su vyriausiu teisėju kalbėjom, kai mes supratom, kad vyriausias teisėjas yra pas mus nufilmuotas, reiškia, administracinio teismo teisėjas, reiškia, mes uždavėme jam klausimą, sakom, mums kyla įtarimas, kad ten vartotojų teisė su teisėju kažkokią varkę suka. Mano visi teisėjai yra sąžiningi. Čia vyriausias teisėjas administracinio teismo. Ir supras, kad jeigu jisai kalbėtų su 16-mečio ar 15-mečio, nu, gal taip turėtų sakyti. Bet kai žmogus, kuriam ten irgi, jam turbūt 60 metų ar kiek, ir man 50, jisai tokį mėšlą metą į akis, tai mes tiesiog nebegaištom laiko ir nebesibilinėjom, ar ne? Ir tą baudą mums priteisė. Nu, tai viskas tvarko. Ten jau atskira kalba, galėsim kitą kartą praanalizuoti, mes pasilikom ateičiai, nes ten grinai melagingai sukurta byla. Ir daug kas mane taip, ne tai, kad paprotino, o tokią išvadą. Sako, Dariau, čia tau už tai, kad tu švietėjai liaudį apie tą didžiąją ligą ir apie tos nuodingus marmalus. Tarp kitko, jeigu tokia tiesa yra svarbu, kodėl Skirmantas Malinauskas nekalba, kiek žmonių sužalota buvo marmalų pagalba, ar ne? Neįvardinsiu, nes po to algoritmai blokuoja ir taip toliau. Kiek žmonių sužalota, kiek pinigų pavogta, turbūt jau visi girdėjot, už 5 milijardus buvo šitų marmalų, tiesiog tiek pinigų kažkur dingo, bet marmalai išmesti, ar ne? Kodėl jis apie tai nešneka, juk jam tiesa yra svarbu. Po to, kodėl jis mane vadina iškrypėliu. Kodėl jisai nekalba apie iškrypimo skatinimą mokyklose Lietuvos? Juk dauguma tėvų tą gali patvirtinti ir nežinau, tik tai aklas dabar gali nematyti, kas darosi mokyklose, ką daro farmacija, bet jis apie tai nešneka. Kodėl? O, tokį klausimą reikėtų iškelti. Nu, bet tiek to, gal čia ne jo stilius, gal čia ne jo, arba jisai nesupranta to, gal jis daug ko nesupranta. Nu ir dabar, bet... Kas mane labiausiai liūdina, kad žmogus turintis didžiulę įtaką, uždirbantis didžiulės pajamas iš savo Patreonų ir YouTube'o, viešai gali sklaidytis įvairiausią kritiką, sakydamas, kad neva tai yra jo asmeninė nuomonė ir kad jis tik dalinasi savo nuomonę, ką jis pabrėžia daugybę kartų, nors ta jo nuomonė yra akivaizdžiai siekianti sužlugdyti, pažeminti. Jis yra influenceris ir jisai su savo nuomonė, ypač kai jis naudoja tokius žodelius kaip sukčiavimas, reiškia, jisai matyt kažkur ar jo advokatai prasišovė, kad kaltinimas nepadarius nusikaltimo, o čia socialinių tinklų žiūrovam ir taip toliau. Aš savo laiku labai mes su policija, su prokuratūra labai dirbom su baudžiamo procesiniu kodeksu, nes reketo tais laikais, kadangi aš su nekilnojamu turtu dirbau, daug mane tie reketininkai reketavo ir žodžiu, ir vietoj to, kad aš mokėti tą vadinamą analogą, mes labai gražiai jo susemdom, uždarydom arba į kalėjimus, arba, žodžiu, visokių variantų buvo, ar ne? Tai reikia labai atsargiai žiūrėti, bent jau tada reikėdavo, gal dabar pasikeitė, ar ne, laikai, reikia labai atsargiai žiūrėti, kuo tu kaltini kitą žmogų. Jeigu tu kaltini, tu turi turėti įrodymus, tai turi būti pagrįsta, nes jeigu tu kaltini kitą žmogų nepadarius nusikaltimo, o įvardini tai kaip jau nusikaltimą pagal baudžiamo kodeksą, tau gresia iki 2 metų kalėjimo. Iki 2. Skirmantas Malinauskas, jeigu viską taip įrodyti, sutvarkyti, ir aš tikiuosi, kad teisėsauga, teisėtvarka, reiškia, rimtai pažiūrės į jo, ir aš manau, kad čia jisai jau apkrauna netgi šalies resursus. Jisai ne vienas jau, ne vienam, aš manau, yra tokių bėdų jau ir pralošęs teisme. Jis gali gauti iki 2 metų kalėjimo. Jeigu prieš tai dar neteistas, tai vadinasi, jisai gautų sąlyginai galbūt ar kažką, tai arba įspėjimą, arba baudą ir taip toliau. To mes ir sieksime. Arba kalėjimas,
arba bauda. Bet jis turės atlyginti žalą, jisai turės pašalinti savo tos melagingus YouTube video, arba tada jau mūsų teisinė sistema nebeveikia. Ne? Pasityčioti iš verslo arba iš žmonių. Pasityčioti iš verslo arba iš žmonių. Aš nežinau šitos situacijos visų pirma. Jūs ten jau gilinkitės, yra 3 valandų video, aš tikrai jau neklausysiu. Bet pas mane intuicija labai gerai. Aš šiandien paėmiau kelis video iš jo kanalo, įjungiau. Visiškas, labai toks atrodo man skirti video, kad patvirtinti tai, ką jisai daro nusikalstamo, ką daro prieš mano šeimą, prieš mano verslą, sutampa labai. Pirmiausia, kaip ir minėjau, yra tai, kad kažkokio tai teisinio kelio kovoti būtent su tokiu žmogum praktiškai nėra. Lenkiam pirštus. Praktiškai nėra. Yra teisinis kelias, yra, tik tai reikia, bet aišku, nieks nenori gaišti laiko. Galbūt yra kažkokių tai netikimų su realybė. Ir vėl visą tai žmonės reaguoja savo pinigais. Tai yra žmonės šiai dienai balsuoja savo pinigais. Tai reiškia, jie remia mažiau Skirmantą Malinauską. Labai įdomi logika. Gerai, dabar apie gyvūnėlių kankintoją. Čia kiek supratau prieš medžiotoją. Bet čia jau kiek supratau, jisai netgi žiūrėjom, kur skaičiau kažkur irgi internete, aukščiausio teismo išvada, kad jis netgi teismui bando poveikį kažkokį daryti su šitais YouTube savo video. Vėlgi, kvalifikuojant bylą, pateikiant įtarimus, yra labai daug klausimų, kurie yra pagristi, kurie prieštarauja aukščiausio teismo praktikai, kurie tiesiog prieštarauja teisės normom, nes tu negali kaip šmeižtą kvalifikuoti asmens nuomonės. Galbūt... Girdite, jisai šmeižia žmonės, bet jis sako, kad čia mano nuomonė. Nu tai tu atsakyk už tą savo nuomonę, pateik įrodymus, pateik viską, reiškiasi, ir žmogus turi, jeigu tu šmeiži, vadini sukčium arba aferistų, tas žmogus turi būti, jam iškelta baudžiama byla ir jis turi sėdėti kalėjime. Jis tarp kitko, jo YouTube kanale yra kiek aš matau jo YouTube kanale, yra visokių tokių, kur aš mačiau ten, Henrikas daktaras ar ne Švilnius, aš nežinau apie jų nusikaltimus nieko. Aš tik iš gandų esu girdėjęs, kad Švilnius ten banditas buvęs ar kažką, daktaras irgi kalėjime sėdė iki gyvos galvos, bet aš pats asmeniškai nieko apie juos negaliu pasakyti, tik iš gandų. Nu tai gandai yra gandai, bet jeigu tu jau konstatuoji, tu jau kažką tai teiki, kad tu žinai, nu ir jisai čia bando tokius linksmus, tokius fan video sukurti ir iš to bando pasipelnyti, ar ne? Bet mes pasiaiškinsim, ką jis daugiau daro. Tarp kitko, kas čia sukursiu, aš padarysiu playlistą, šitą video įkelsiu, ar ne, galėsit pasidalinti ir jeigu jisai šmeižia, kad galite eiti, kad klientai durnelį mano, kad moka tokius didelius turtas yra brangiai. Nu, bet tai yra nufilmuoti verslininkai žmonės, yra netgi valdžios atstovų, reiškiasi valdžioje dirbantys žmonės, kurie gavo paslaugas ir jie yra nufilmuoti, jie aiškino, ko mūsų paslaugos geresnės, kodėl mes brangesni ir taip toliau. Aišku, jisai neturi laiko nei noro gilintis į tai. Jam yra svarbu jo YouTube kanalo populiarumas ir ko jisai prašo visada? Teisingai. Jūs galite remti iš karto keletą paramos gavėjų. Galite remti keletą. Nesvarbu, kad jau remiat kitus. Jūs galite ir jį remti. Aš kol kas dar nesuprantu jo, bet man toks pirmas įspūdis, kad ar jisai turi kažkokių kompleksų, ar kažkas tai tokio. Nes jisai apie tos banditus labai nori jau pasakoti, galimai jį remia kažkas, galimai, sakau, aš laukiu informacijos, žiūrėkit, rašykit komentaruose, aš laukiu informacijos, bet greičiausiai arba jisai durnas yra, čia nuomonė, ar ne, čia tokią nuomonę gali sakyti, ar ne, bet sakyti, kad tu kažką pavogiai, nužudėjai ir taip toliau ir neturint tai įrodymų,
to nereikėtų daryti, ar ne? Bet jisai tai daro. Tai greičiausiai čia yra tiesiog kvailas žmogus, kuris nesupranta, kad kitam kenkdamas tu didelių turtų nesusikrausi. Nu taip, tau žmonės, kad tu jas pramogautų, kad pasijuokti ir iš tavęs pasijuokti, ir iš tų žmonių pasijuokti, tau jie ten saukos po tos 3 eurus ir per mėnesį tu susirinksi tą 1000 ar 2 ar 5, nu, žodžiu, nu, bet kur tas kelias veda? Aš galiu papranašauti jo kelią, jisai kažkokiu būdu kažkaip susilaužys savo gyvenimą, arba jam kažkas sulaužys. Tokie žmonės dažniausiai, jeigu tą kelią pasirenka, savo mirtim nemiršta, ar ne? Tai, nu, žiūrėsim, ar aš būsiu teisus, ar ne. Šiaip pas mane intuicija išvystyti tai yra labai gerai. Aš pasižiūrėjęs į žmogų, galiu daugmaž papranašauti jo ateitį, kas bus po 10 ar greičiau, ar po 10 metų, ar po 5 metų. Tai pas mane to klausimu yra tokias įžvalgos, ar ne? Šitas žmogus, čia dabar aš jau būsiu atsargus, nes panašu, kad tai gali po to prieš mane. Bet šitas žmogus, man yra įtarimų, kad tikrai naudoja kažkokias nešvarias technologijas, manipulacijas, melą, ar kažkas jam moka. Bet šitas veikia, bet nepaisant to, jisai turi gerbėjų, žiūrėkit, ar gerbėjų, ar prenumeratorių, 145 000, aišku, tik tai tuom užsiima nuo ryto iki vakaro, nu, normalu, turi turėti, ar ne, tų prenumeratorių. Bet jis neturėtų užsimti šmeižtų, ar ne, jisai turbūt turėtų, jeigu jisai nori jau viešinti, jisai turėtų tikrai gauti pagrįstą, turėtų gauti jau dokumentais paremtą informaciją, o nereikšti savo nuomonę. Jisai taip galvoja, kad pabėgs, čia tik tai mano nuomonė. Bet va, ką įvardino ir kitos agentūros, nežinau, kokie jie patyrė žalą. Bet žmonės reaguoja. Žmonės vakar reiškiasi, paskambino vienas ir toks piktas buvo, tai aš su juo pakalbėjau, sakau, ar tu žinai, ar kaip kažkaip buvo. Tarp kitko, bus ir kitas epizodas. Ten, kuris pavadina iškrypėlis, reiškia, jam paskambino mano buvęs brokeris, kuris jau dabar turi savarankišką kompaniją, dirba savarankiškai. Jam paskambino ir pasakė, kad aš jį šantažuoju ar kažką. Apie tai padarysim atskirą epizodą, bet ten tas brokeris turi rimtų psichinių problemų. Jo žmona į mane kreipėsi, yra susirašinėjimai, viską parodysiu, ką žmona rašė, prašė nesakyti vyrui ir taip toliau. Nu, jeigu jau žmogus su psichika yra negerai ir šitokį kelia ažiotažą socialinį, nu, aš nenoriu, bet teks man parodyti ir tos susirašinėjimus, ir tos prašymus sutvarkyti jos vyro psichinę sveikatą, ir su vaikais ten problemų nesusitvarko, nežino kaip 3 vaikai ir taip toliau. Tie žmonės turi psichinių problemų, dabar jau savo agentūrą atsidarė, kol dirbo pas mane, tai, žodžiu, galima sulyginti, kaip marketingą užsiėmė kaip pas mane, ten su malūnsparniu, streamus darė, viską tvarkingai, daugiau orientuota į intelektą. Dabar jau jie atsidarė savo agentūrą, dabar, reiškiasi, jinai užpakalį rodo. Veidą pakeitė į dirbtinio intelekto, ten tokią feiką padarė veiką. Ten plaukus viena moteris, kitai glamonėje atsuka užpakalį ir sako, žiūrėk, vat, suknelė, kokia graži figūra, graži ir vat, su nekilnojimu turtu, kažkaip čia jie bando susėti, žodžiu, nu ir nuvažiavo jie savo kryptim, viskas tvarkoj. Tegul jie daro, ką jie nori, čia jų yra reikalas, aišku, yra sutartis, nekonfidencialumo, nekonkuravimo ir taip toliau, bet jam paskambino va, toks psichiškai šiek tiek problemų turintis, gal didelių problemų, aš nežinau, žmogus, ir jisai tom remiantis jau kaltina mane dideliais nusikaltimais, nežinodamas nei prieš istorijas, nei sutarčių, kokios sutartis pasirašytos, su kuom pasirašytos, nieko, jokio tyrimo, tik tai griebė idėją, rašo, reiškia, aferistas, sukčius, melagis ir taip toliau, naudoja tos tokius, reiškia, išsireiškimus, kad kuo daugiau dramos, kad patraukti daugiau žiūrovų. Bet už tai yra baudžiama atsakomybė. Ne tik tai civilinė atsakomybė, už tai yra baudžiama atsakomybė ir mes žiūrėsim į šito veikėjo elgesį per baudžiamas atsakomybės
prizmę. Ką aš dar čia norėjau? Čia jisai skundėsi, kad policija kažkaip tai galbūt... Yra prasmė pasižiūrėti, kas vyksta Utenoje, kas vyksta Panevėžio apygardos prokuratūroje. Na, galbūt nėra prasmė eiti į teismą, kai tu žinai, kad ta byla vis tiek subirės su visais reputaciniais nuostoliais ir su visais finansiniais nuostoliais. Bet vėlgi, tai aišku yra prokuratūros klausimas, jeigu jie mano, kad kaltinimai yra rimti, pagrįsti, kad reikia persekioti žmogų, kuris kritikavo nusikaltėlį. Jisai jau matot, jisai jau pergyvena žmogų, kuris kritikavo nusikaltėlį. Nežinau tos istorijos, bet va, žiūrėkit, jis bando daryti įtaką prokuratūrai, jis bando daryti, tai yra žmogus, kuris, aš nežinau, kas jam yra, kas jau čia tikrai turėtų rimtai jau užsiimti psichologai ar psichiatrai, ar jisai gal net yra pavojingas savo aplinkai, bet tai jo aplinka yra jau jo aplinka, bet jis neturėtų būti pavojingas mano aplinkai arba mano verslui. Tai va, šitą veikėjo, jeigu žiūri pats Malinauskas, tai va, šitą raudoną bylą tamstai yra užvesta pas mane, kol kas tik yra pirmas pareiškimas šitoj bylai, tik tai pirmas pareiškimas. Aišku, mes jau turim video įrašų, viskas yra išsaugota, paruošta, reiškia, kad šitą nusikaltėlį, melagį, šmeižėją nubausti. Kad jį nubausti pagal, gal ne pagal maksimalią bausmę, ar ne, gal žmogus yra praradęs orientaciją, gal turi psichinių problemų, bet jisai turi būti sustabdytas, ar ne? Ir todėl labai prašau, kas esat nukentėję. Aš girdėjau, kad kažką iki savižudybės. Kaip su tais giminaičiais, kad jis tą turtą ten prievartavo ar grasino, audio įrašai Respublika rašė. Viską dokumentuosim, paruoštas šitam žmogui kol kas tokia papkutė. Po to aš turiu tokių folderiai. Folderiai tokie būna kartais, keliauja į stalčius ir ten būna kartais prisikrauna, tam tikros bylos palieka labai rimtas, ar ne? Tai va, žodžiu, kol kas mes jį tirsime per baudžiamąjį spektrą ir žmogus, jeigu jisai kalba, jis turi atsakyti už savo žodžius. Tai turės turbūt dabar labiau jau pasigilinti arba turės labai paskubėti, pašalinti tos video įrašus, reiškia viešai atsiprašyti, mes reikalausim viešo atsiprašymo. Žala yra padaryta. Kokia dydžio žala, matuosim, tarsime su advokatais, ekspertais, žodžiu, bet žala yra padaryta šito veikėjo. Man asmeniškai, mano šeimai, mano verslui. Jeigu tu kalbi, turi kalbėti ne gandais, ne pletkais, o turi rinkti dokumentus, turi turėti įrodymus. Reiškia, ir jeigu tą darai, už tai yra pasiekmes. Kalbėti taip, galima savo nuomonę turėti, kalbėti ką nori, ar ne? Bet reikia ir mąstyti, ką kalbi, ar ne? Kam tu įtaką galbūt darai. Prisimti atsakomybę, kad kai kurie žmonės, aš tą pradėjau suprasti, nors pas mane nėra 140 000, bet vienam kanale keli ten 7 000 ar dar kažką tai, bet tai nėra mano biznis, tai yra daugiau toks tik tai kaip dar vienas, sakykime, reklaminis toks kanalas, ar ne? Ir aš ten kartais pasakau tokius dalykus, atsimenu, pasakiau, kad jo, galime į Ameriką važiuoti, čia jūsų teisės neturi būti pažeistos ir jokių normalų nereikia susileisti. Vieną dieną man paskambino žmogus taip supykęs, nes jisai tiesiog nusprendė manim patikėti ir pats nepasitikrino, kaip ten yra ir matomai, ar jis ten skrido, ar bilietus pirko, kad ten buvo problemų kažkokių, galimai jau buvo oro uoste, patikėjęs, ką aš sakau, ir jisai priėmė sprendimą ir tada aš supratau, kad žmonės, kai kurie tiki aklai tą socialiniais tinklais ir tais YouTube'ais ir taip toliau, tai visada pasitikrinkit patys. Ir va šitas veikėjas netikrina faktų. Jisai tik tai, jam aš taip suprantu, arba jisai veikia pagal užsakymus, ten, nežinau, politiniai kažkokie bairiai, pats prie politikos ten kažkiek tai biškutinosi prikišęs buvo, bet matomai išmetė ir galbūt ryšių tų dar turi. Galbūt dėl to jaučiasi jis toks, kad nieko jam gal čia nepadarys, sako, ką nori ir
Bet tiesa yra, kad aš taip matau, kad pas yra toks vargšiškas, ubagiškas mentalitetas, ar ne? Jisai dėl tų pinigų atrodo motiną parduos. Atrodo, bet ką padarys. Nu taip, pinigai yra svarbu. Ir aš nekilnojamam turte 30 metų dirbu. Kiek tų bylų, konfliktų ir teismų ir taip toliau būna, ginčai labai aršus būna dėl nekilnojamo turto. Ir jisai kažkodėl, reiškiasi, mane jaučia po to capital aferistais vadinti, toks jau kaip dėsningumas matus. Bet aš žiūriu, čia jau išsiplečiu per daug. Per daug garbės šitam veikėjui, reiškiasi, jokios tiesos jisai, galimai, jisai ten apie kažką pasako tiesą, ten tų video prifilmuota apie visus, kažkiek, net melagis turi kažkiek tiesos pasakyti, ar ne? Galimai, bet sakykime, mūsų atveju jisai tik paima kažkokią tai fragmentą, kur ir po to taip tvistina, pakreipia ir paverčia, wow, nusikaltėliai, sukčiai ir taip toliau. Nieko nežino, kokias sutartis pasirašyti su kokiais klientais, kas vyksta nekilnojamam turte. Dabar jisai dėl komisinių, reiškiasi, kokie dideli komisiniai, kaip čia blogai. Nu tai ar tu pavydį, tai kas, kad tu renkėsi po 3 eurus ar po 2, bet tu vis tiek susirenki per mėnesį ten kelis tūkstančius, aš taip spėju, ar ne? Žmonės suneša vis tiek ten tas reklamas ir taip toliau, tikrai turėtum jau uždirbti tų pinigų. Aišku, išlaidos, fotografai, programuotojai ir taip toliau, viskas tas kainuoja. Aš tą suprantu, bet tai tu nepavydėk, tu džiaugis, kad kažkam sekasi, kad ir taip toliau, bet totalus melas, jeigu lyginsit, kokią informaciją aš pateikiu, ar ne, daugiau orientuota į šviesą, intelektą, mano sūnus šachmatistas dabar, už nugaros matosi, reiškiasi, jo trofėjai, ten progresai, geriausias pasaulio šachmatistas savo amžiaus grupėje, yra reitingai, viską galima pamatuoti, nustatyti ir taip toliau. Tai va čia tiem, kas norėjot mano tokią atsaką, nes sako, Dariau, būtinai tu turi įrašyti, nes čia sklinda ir sklinda tikrai tas video įrašas, peržiūrų per 2 dienas 50 000, normalu, nes pas jį 145 000 prenumeratorių, ne? Kas daugiau, tai va čia tų pinigų jisai kaulėje, dabar va kas norit pažiūrėti, ar čia tikrai mes apgaudinėjom klientus, tai va yra Namų brokerių YouTube kanalas, užsiprenumeruokit, ir čia mes ir tie patys, kur skundės yra nufilmuoti ar ne, paprasčiausiai dabar su brokeriais, kas vyksta, dar tokie, ateina žmonės mokytis, nieko, sakykime, nežino, nei tų teisinių dalykų. Dabar dar yra viena problema, tarp kitko, tas turintis biškį psichologinių problemų, net rašyti nemoka. Žmonės nebemoka normaliai rašyti. Aš suprantu, atėjo kompiuteriai ir taip toliau, bet todėl jie ir dirba statybose. Tai paimi tokį žmogų ir tu dirbi su juo 3 mėnesius, pusę metų ir tada jie jau savo idėjų, tų godumą užvaldyti, dabar pradėjo jie ten, žodžiu, jau viskuom prekiauti ir sklypais, ir pirkti, perparduoti, remontuoti, reiškiasi, pradėjo. Jie jau turi savo viziją. Tai gerai, turit savo viziją, bet mūsų sutartis numato. Kontraktai, sutartis, kas yra pasirašyta, jeigu tu meti tą reikalą, pradėjo dirbti savarankiškai, o jie pradėjo dirbti dar, melavo, kas svarbiausia. Jau kažkur tai 2-3 mėnesiai jau meluoja, prašai ataskaitų, kur buvo, nieko ataskaitų neduoda, nekomunikuoja, bet dirba, tipo nesiseka. Ne? Tai tų tokių atvejų aš turėjęs jau esu labai daug. Iš pradžių jiems sekasi, ten jo žmona per pirmą savaitę, man atrodo, ar 1500 uždirba ar kažką. Po to staigiai jiems pradėjo nebesisekti, nes jie jau dirba už nugaros. Čia tą per 30 metų ir aš, ir bet kurios agentūros vadovas tokių istorijų gali papasakoti turbūt ne vieną ir ne 2. Aš tokių istorijų galėčiau papasakoti 10, o gal netgi 100. Ir jisai ima tokį, Malinauskas ima tokią kažkokią idėją ir žiūri, kaip padaryti dramą iš to, kaip pritraukti daugiau prenumeratorių ir kaip galbūt, kadangi tai su nekilnojimu turtu, galbūt jisai tikisi, kad aš jam sakysiu, Skirmantai, žinai, kiek tau reikia, kad tu taip nebevarytum po 2, po 3, po 5 tūkstančius į mėnesį, aš tau moku, vietoj to geriau tu kalbėk apie mane taip gerai, ar ne? Tai aš pilna tokių susilaukęs ir iš laikraščių tokių pasiūlymų gavęs,
kažkaip man nereikia. Aš žinau, kas kam gerai darbą atlieku, kam gerai dabar žmonės, kadangi ta socialinė erdvė yra svarbu, tai aš prašau žmonių, kad kai atliekamas darbas gerai, ačiū jums. Čia per 3 dienas 3 namai buvo parduoti. Ir visi klientai paprašiau, kad susirinktų vienu metu į vieną streamą ir kad jie duotų atsiliepimus. Ar ne? Ir žmonės kalba. Tai yra kai kurie žmonės didelius verslus turintis, kai kurie užsienyje dirbantis, emigravę, bet vis tiek parduodami namai po 100-200 tūkstančių ar brangesni. Ir Malinauskas aiškina, kad čia mes apgaunam tos žmonės, kad mes juos prigaunam, sumanipuliuojam, o jūs puikiai, aš dar kartą jungsiu, kaip jis aiškina, kaip, aš net nesigilinu į tos dalykus, bet jis jau aiškina, kaip galima apgauti kažką, pritraukti, padidinti, tuoj dar kartą atsiuksiu. Jisai išmano jau tuos dalykus, jau yra ekspertas online'ės manipulacijos, taip turbūt reikėtų. Ta viena akis primerkta man labai tas toks bandymas nutaisyti tokio sąžiningo veidą. Žmonės ir sako, Malinauskas yra visiškai teisus. Jūs darote neetiškus dalykus. Tai, ką jūs darote, tai nėra konsultacijos, tai yra pardavimai. Ir jūs klaidinate žmonės. Tada jie nusprendė elgtis lygiai prie. Kur tas? Tu iškarpai, padarai juodai. Jisai aiškina, šitas veikėjas aiškina, aš net nežinojau, jie turi tokių visokių iškreiptų idėjų. Aš net nežinojau, kad čia su spalvom tą ir čia per psichologiją. Jis matyt, ar tų knygų yra prisiskaitęs, ar jau prasikonsultavęs su online'iniais visokiais ten Google galbūt programuotais, dar kažką, galbūt yra atlikti tyrimą, aš nežinau. Bet jis, žiūrėkite, ekspertas, kaip galima manipuliuoti masėmis per, čia klausytojai, jo prenumeratų, kaip jumis Skirmantas Malinauskas galimai manipuliuoja, kad siūstumėt pinigus. Baltą vaizdą ir dar taip staigiai jį pritrauki, bet koks teiginys ima skambėti kaip kvailystė. Tai dabar taip išeina, jisai paims mano, ką aš kalbėjau, vėl nufilmuos, padarys baltą, staigiai pritrauks ir tarp kitko. Visi tie tokie, mano veidas iškraipytas, pagautas, toks supranti, paimti tokie, dabar paskutinė pasendintas toks esu, žodžiu, tokias kaip komedijas bando daryti ir taip toliau, formuoti jau apie mane blogą įvaizdį. Tai už tą formavimą blogo įvaizdį per kvailas šitas žmogus yra, kad jisai pasiektų kažkokią. Tai aš tikiu, kad kai kam galbūt ir davedė iki savižudybės. Kai kas labai sakykime, man asmeniškai yra nusišikti, ką šitoks idiotas galvoja. Man asmeniškai, ne? Tai yra protiškai neįsivystęs žmogus, ar ne? Taip aš galvoju, čia mano nuomonė, ne? Bet kai kas, kur svarbu, ką kiti pasakys, ypač tokio mažoje šalyje kaip Lietuva, gali būti labai jautriai reaguoja ir daveda iki savižudybės. Tai šitą veikėją tikrai reikėtų sustabdyti. Nes jis tos filmukus tokius kuria, jis žiūrėkit. Hi, we're visible. We're the wireless company with nothing to hide. Seriously, hidden fees? Yra trečios Midjourney versijos pateikta. Jis ir multikų prideda, žiūrėkit, šuniukų, kačiukų, reiškiasi, čia galimai jis apeliuoja į vaikus ar į kažką, tai tokį bando prajuokinti, bet to pačiu bando apšmeižti žmonės. Aš šiaip neplanavau tokį gana ilgą video nufilmuoti, bet žmonės turi žinoti, kas yra Skirmantas Malinauskas ir būsiu labai dėkingas, jeigu pateiksite daugiau informacijos, ko jis yra prisidirbęs, ką jisai slepia, kad jisai meluoja, tai čia jau yra aišku ir teismams, ir prokuratūrai, ir man, ir visiems. Su kokiu tikslu greičiausiai pasipelnyti. Bet matot, jisai nori pasipelnyti, o pakenkia man, pakenkia kitiem verslam. Jisai šitaip kenkia, jis formuoja negatyvų įvaizdį kitų atžvilgių, reiškiasi, o pats gauna tų aukų, žmonės galvoja, kaip teisingai pasakė, ar ne? Ir sumoka jam ten 3, 5 ar 15 eurų, ar gal ir daugiau, gal kažkas ir 1000. Šiaip mane nustebino, kad lietuviai labai daug pinigų sugeba suaukoti milijonais ar netgi 10 milijonų Ukrainos karui remti, aš taip skaitau, Ukrainos karui remti. Ne?
Tai va tiek. Pareiškimas policijai yra pateiktas, teiksiu informaciją, kas vyksta, bet jeigu policija neišnagrinės tinkamai, kaip ir jis prokuratūra po to ir taip toliau, tuos visus dalykus, tuos visus etapus su nusikaltėliais aš esu praėjęs jau kokie čia buvo, 90-ieji tie, ar ne, buvo prieš 30 metų. Prieš 30 metų paprasčiausiai dabar nesinori gaišti laiko, nes yra šeima, yra vaikai, yra galų galia tas verslas, jisai keičiasi pastoviai sąlygos ir taip toliau, nori fokusuoti visą savo dėmesį ir energiją į kūrybą. O, išvada. Tai reiškia, norisi investuoti savo visą energiją, dėmesį į kūrybą, į intelektą, į pridėtinės vertės kūrimą. Šitas žmogus, kaip aš matau, jisai toks kaip juodasis magas, kaip koks kenkėjas, blogiukas, ar ne, aš daugmaž tau pakenksiu ir bekenkdamas vis tiek aš patrauksiu savo žiūrovą, aš patrauksiu pinigų, aš galbūt kažkas man sumokės, kad nekenkčiau, reiškia, tai šitokius reikia dėti vietą ir šitokius reikia stabdyti, nes tai yra blogis. Tai yra totalus blogis. Jokios kūrybos, jokio nieko, kur bandė, niekur nepritapo, jokio verslo. Tai čia jo verslas yra kenkti žmonėms. Reiškia, bet iš kitos pusės mums blogis reikalingas, kad neužmigtumėm ant laurų, kad budrumą išlaikytumėm. Jeigu viskas būtų gera, gražu ir saldu, tai turbūt irgi nekaip būtų, ar ne? Tas kontrastas matomai reikalingas, jis būtinas tobulėjimui. Tai ta filosofinė tema turbūt ir užbaikim. Dabar kas norit mane sukontaktuoti, tiesa, žiūrė, aš uždengiau jo savo kontaktus. Tai 866602210 arba namų brokeriai Facebookas, arba namų brokeriai YouTube'as, arba e-mailas namūbrokeriai@gmail.com, arba Skype'as namūbrokeriai. Jeigu norite parduoti namą, arba norite dirbti su nekilnojamo turto, žiūrėkit, nekilnojamo turto agentūra savarankiška 6 mėnesiai band. Jie jau perparduoda nekilnojamo turtą, reiškia, žmona, pakraipą tokį pasirinko per seksualumą, per suknelės, per užpakalio įrodymą, bet aš to nemokiau, čia jau patys sugalvojo, reiškia, bet jie jau turi nekilnojamo turto. Prieš tai jinai buvo namų šeimininkė, tarp kitko jis pats ir atsiuntė savo žmoną dirbti, nes ta tik 300 per mėnesį te uždirbdavo prekiaudama kažką internete smulkmenom kažkiam, o jisai sunkiai dirba tą cemento statybinį darbą. Dabar abudu patapo verslininkai, nekilnojamo turto prekeiviai. 6 mėnesiai praėjo, taip tie apmokymai kainuoja, jie susimokėjo labai didelius pinigus, reiškia 2,5 ir 5, per abu 7,5 tūkstančių sumokėjo, bet šitą sumą jie nesunkiai gali padaryti per mėnesį ar netgi per savaitę. Nekilnojamam turite, patys puikiai suprantate, yra labai didelė brangi prekė, yra dideli pinigai. Čia kartais turtą galima nupirkti apleistą už 10-15 tūkstančių ir parduoti į 2-3 brangiau. Biškutį tik taip pat tvarkius, ar ne, jeigu netingi, jeigu įdėdi darbą. Tai taip yra, gal dėl to Malinauskas ir taip nori prie to nekilnojamo turto pritirpti ir galbūt dėl to pavydė, bet greičiausiai tai yra paprasčiausiai jisai siekia tų prenumeratorių, reklamos ir antiek yra tiem pinigam praradęs uoslę, kad reiškia, jisai nieko nebemato, jokių vertybių. Labai daug ką pasako, aš atskirą video įrašą. Šiaip dabar aš padarysiu playlistą ir tiesa apie Skirmantą Malinauską, pavadinsiu Skirmantas Malinauskas, namų brokeriai galės. Tai viską, ką dabar sužinosim, bet aš tokios jau su įrodymais informacijos, kol kas aš tik užsiminiau, nenoriu šnekėti per daug apie tai, kas nėra dokumentuota, kur nėra įrodymo ir taip toliau, nes gali po to tas ir prieš mane, ar ne, gali jisai paduoti į teismą ir sakyti, mane apšmeižė, ar ne. Bet man atrodo, jau vis daugiau ir daugiau žmonių supranta, kas per veikėjas jisai yra ir kokie jo yra, kokie tikslai, kokie motyvai ir ko jisai siekia.
nieko bendro čia neturi su tiesa, tai panašu, man pirmas toks įspūdis, melagis, manipuliatorius, su tikslu lengvų automatizuotų būdų, reiškia prisitraukti pinigų. Dirbti tas žmogus nenori, jisai nori kažkokio tokio, manipuliuodamas masėmis, kaip jis ten rodė baltą, tą pritraukdamas, manipuliuodamas žmonių psichiką, jisai bando pritraukti pinigų. Ar ne? Tai tiek, prenumeruokit Namų brokerių YouTube kanalą ir įsitikinkite patys, įsitikinkite patys, kaip mes dirbame, kiek mes, reiškia, ką parduodame. Galite, čia dabar paskutinis įvykis, pažiūrėkite, įspėjimas, reiškia, grėsmė, įspėjimas dėl karo grėsmės. Šitą siūlyčiau žiūrėti tik tai tiem, kas tikrai planuojate migruoti, kas neplanuojat, be reikalo susigadinsit nervus ir taip toliau. Bet čia mano pastebėjimai, ką aš pastebėjau per 30 metų, kad žmonės masiškai emigruoja iš Lietuvos, parduoda namus, nesvarbu 100, 2 ar 500 tūkstančių kainuojantis namai, parduoda ir pardavinėja arba jau pardavė ir išvyksta iš Lietuvos, išvyksta į Ispaniją. Ir turbūt, čia jūs jau patys galite pasitikrinti, kad tai yra tiesa, nes daug kas Ispanija ir jūsų aplinkoje, turbūt ir draugų, ir pažįstamų, turi, kas turi pinigų, aišku, kas turi daugiau pinigų, jeigu jūsų aplinkoje žmonės dirba už minimumą ir nuo algos iki algos, tai galbūt apie jokią Ispaniją, apie jokį turto pirkimą neina nė kalbos. Tai tiek, gana ilgas gavos video, bet aš manau pasakiau pakankamai daug. Dabar imsime Skirmanto Malinausko atskirus epizodus, būtinai noriu nufilmuoti tą, reiškia, analizę dėl to, kaip jisai ten grasino ar prievartavo savo giminaičius dėl nekilnojamo turto. Tai yra per 30 metų, per 3 pasaulio, tai yra žemiausio lygio, žemiausios moralės atvejis. Ir tai pademonstravo šitas kalbantis tiesa yra svarbu, kuris yra. Tiesa yra svarbu, sugebėjo mano įeiti į istoriją, pademonstruodamas patį žemiausią atvejį, patį low life, patį tokį jau žemiausios moralės atvejį. Lavonas dar neatšalęs, jis jau prievartauja turtą. Jis jau reikalauja pinigų, ten dalintis ar parduoti, kažkas tai tokio. Tiksliai aš ten su jo dėdės reikės pakalbėti šitą, nežinau, kas ten sugyventinė, ar jie kartu gyveno daug metų ar kažką, jie ten į gatvę, kažkas tai tokio vyko 2 dienos po mirties. Net jeigu jisai buvo teisus, sakykime, jeigu jis buvo teisus, tai gal palauk mėnesį, 2, bet tai parodo, matyti, ant kiek žmogus neturi pinigų ar neturi moralės, kad jisai, jam tie pinigais bet ką padarys. Atvirai pasakius, aš manau, jisai ten viešindamas tuos gangsterius, ar ne, aš irgi turėjau konfliktų su banditais ir taip toliau, bet aš labai atsargiai su jais, taip jau, kai jie jau paspausdavo, tada aš duodavau strėlių atgal. Jam jie nieko tikrai blogo nepadarė, bet jis žiūri, ką čia išpūsti, apie kokią dar temą paimti, tas iki mirties kalėjime, gal aš kažkur tai kažkaip nieko man nepadarys. Man kažkaip atrodo, kad jiem kažką padarys. Šitas žmogus savo mirtim nemirs. Mano intuicija neapgauna. Kiek kažką išpranašauju, tas nutinka po 5, po 10 metų ir tiesiog taip jau yra, reikia logiškai mąstyti. Tai tiek, brangieji, apie Skirmantą Malinauską. Šiandien bus daugiau tęstinumas, ar policija nagrinės jo bylą, ar čia užstojau aš, gautasi Irmantas Linauskas, ar ne? Tai baudžiama byla Skirmantui Malinauskui. Platinkite, dalinkitės, kad kuo daugiau žmonių sužinotų ir būtinai siųskite informaciją, ką žinot apie šitą veikėją. Šitas nusikaltėlis turi būti sustabdytas. Jis turi prisimti atsakomybę už tai, ką jisai kalba. Jis turi turėti įrodymus, jis turi kalbėti faktais, jeigu jisai save skaito žurnalistu, ar ne, ar kažkokią, bet akivaizdu, kad jisai neturi tikslo. Jisai turėtų šviesti liaudį, kas vyksta mokyklose, juk tai yra svarbu, ar ne, tiesa yra svarbu. Jis turėtų šviesti liaudį, kas nutiko su šitais marmalais ir su ta didžiaja liga.
Tarp kitko, atsiųskit man, ar rasit nors vieną video įrašą tą temą. Ar ne? Kodėl jis nekalba? Kodėl apie tas dalykus ne? Tai man čia biškutį įtarimas, kad tai gali būti sisteminis kažkoks tai pahalujis, sisteminis kažkoks tai šunelis. Jis ten kažką apie šunis ir kalbėjai, sakė, ir šunis gali tremti. Kur reiškia, tu dabar pulk ant to. Nu, mes tau duosim 1000, 2, 5 ar kiek. Tai aš nesakau, kad taip yra, aš sakau, kad yra įtarimas. Bet aišku, mes rinksime tiesą. Kas ten, kur laimėjo bylą advokatas, jeigu išgirstų arba žinot, kas buvo advokatas, kur jisai pralošė bylą, tai aš su tuo advokatu norėčiau sukontaktuoti, nes tas advokatas jau žino, matyt, turi jau argumentus prieš jį ir jau yra sėkmingas advokatas. Ar ne? Tai šitas advokato kontaktai man būtų reikalingi. Po to, kas nukentėję esat, būtinai rašykite ir kas turite, kokios informacijos rašykite būtinai. Nes, taip negalima. Taip paprasčiausiai negalima. Visi mes turime šitoje visuomenėje, šitoje civilizacijoje nešti vieni kitiem naudą. Aš atvirai pasakius, matomai, jeigu kažkas prenumeruoja, galbūt mato kažkokią naudą, aš atvirai pasakius, matomai, gal pas mane prioritetai, gal vertybės kitos, gal tikslai didesni. Aš savo video, tą pirmą, aš tik epizodais pražiūrėjau, ar ne? Dabar aš jau, aišku, žiūriu su užrašais, su viskom, ką jis pasakė, kada pasakė, kaip jis meluoja, kur meluoja. Tai ta jo melo technologija, tarp kitko, kaip jisai meluoja, kadangi, akivaizdu, kad jis pigiai meluoja, bet galbūt Lietuvai to užtenka. Tai kaip jisai meluoja, kaip jisai šmeižia, paskirsiu, jis norėjo mano dėmesio, gavo, reiškia, paskirsiu aš tokią kažkiek laiko, valandą, 2-3, perklausysiu kelis tos jo video įrašus, ką jis naudoja. Jisai pats įvardino jums aiškiai, kaip ten suprizūmindamas, spalvas nuimdamas, jis bando paveikti žmonių psichiką. Bet tai yra šiukšlinas elgesys, tai yra šiukšlė. Tai nėra, reiškia, jeigu galų gale mes turim teikti vieni kitiem prekes, paslaugas, kurti pridėtinę naudą. Bet galbūt dėl to, jums pamastymą, galbūt dėl to, kad tokie žmonės, kaip Skirmantas Malinauskas, siekia tik tai pelno, tik tai pinigų ir nesiekia būti naudingi, nesiekia būti teisingi. Galbūt dėl to mes dabar esam tokiam chaose, ne tik tai Lietuvoje, bet ir visam pasaulyje. Tokiam chaose, nes tas godumas, tie grinai pinigai, visi nori, aišku, gerai gyventi, bet tai tu gyven gerai ir daryk gerai, ar ne? O ne bandyk prisiviliuoti, apgauti, manipuliuoti mases, nieko tu jam neduodi, meluoji, iškraipai faktus, ar ne? Ir šitaip pat žmonės, tarp kitko, labai pikti yra. Žmonės yra labai, labai pikti. Nieko nežino, jokios ta vakarykštės skambutis, ar ne? Bet toks piktas paskambino. Tai man reikėjo pirmą jį nuraminti, gal kokias kelias minutės, kad nuraminti. Ir po to aš pradėjau dėstyti, aiškinti, gal jis nusiramina, atsiprašyti, man atrodo, neatsiprašė. O gal ir atsiprašė. Reiškia, kad tik tai sakė, atsiprašau, kad emocijas suveikė. Reiškia, jis jau man tiek įtikėjo to video, tai dėl to aš ir turėjau nufilmuoti atsakomąjį video, kas domėtės, kad jau atsiprašau, kad toks ilgas gavosi, bet jisai ir pas jį irgi tie video gana ilgi gaunasi tokie, ar ne? Bet tai nėra mano veikla, o tokius melagius atskleidinėti, mano veikla yra daryti pardavimus, rašyti sutartis, mokyti žmonės ir čia mano laikas pagrinde tam turi būti skiriamas. Sveikas, Ramūnai! Kągi, ačiū uždėmesio, šitas video įrašas bus įkeltas YouTube kanale Namų brokeriai. Kas norite parduoti namą ir ypač nori dabar, gražiu metu, nors Lietuvoje ir pasnigo, tai kontaktuokit mane. Iki rudens, brangiai. Po to vėl sakysit, lauksiu pavasario, ne? Kontaktuokit dabar jau, ne? Ir kas nori dirbti su nekilnojamu turtu, paruošiu per 3-6 mėnesius, arba jau būsit sėkmingas brokeris, arba atsidarysit savo agentūrą. Tarp kitko, tas subsidinėm problemom jau turi savo agentūrą, ar ne? Bet irgi meluoja tam, kad čia nieko neišmokė, tai palauk, tai buvai statybininkas,
dabar jau perki perparduot nekilnojamo turtą, turi agentūrą, prekiauji, tai aišku, ten žmona joja, ten vartosi, mulkina, mokesčius slepia ir iš valstybės pinigus. Apie šitą šeimą padarysiu atskirą, reiškia, epizodą, kadangi, irgi patys jie prisiprašė. Atskirą epizodą su visais įrodymais, su susirašinėjimu čiatu, su video įrašai, su jų pokalbiai, su jų interviu ir taip toliau. Kad galėtumėt klausyti, jeigu jūs turit laiko, jeigu jūs turit noro klausyti, žiūrėti, gilintis, prašom. Aš tai tiek daug laiko neturiu, bet kai jau situacija prievartauja, kai jau reikalauja, tai aišku, turiu tam paskirti laiko ir jau tvarkytis su tokiais pelėdžiukais, ar ne? Gerai, ačiū Jums uždėmesi, gero vakaro ir iki malonaus. Ate.